Sveiki visi, aš dažniausiai kalbu labai greitai, bet šiandien pabandysiu pakalbėti lėčiau, bet jūs vis tiek klausykit garsiai, nes vis tiek galiu įsibėgėti. Palaukit, nebėkit, aš labai trumpai. Ne? Gerai, taigi, pirmoje skaidrėje mes matom labai daug klausimų ir iš tikrųjų mažai atsakymų. Tai yra, kiek kainuoja auksinis namas, kodėl turėčiau tai rinktis. Ir galiausiai, kodėl čia yra Marilyn Monroe. Bet apie viską nuo pradžių. Taigi, kaip ir minėjo kolegos, pagrindinė statybų sektoriaus problematika tai yra statybų greitis, kaštų optimizavimas ir moderni estetika arba tiesiog estetika. Taigi, dažniausiai fasado išorinę išvaizdą apsprendžia racionalioji dalis. Tai yra iš tikrųjų gamybos kaštai ir gamybos laikas. Estetika dažniausiai vis tiek po truputėlį nueina į antrą dalį, kadangi, vis tiek kažką reikia pastumti, ieškoma kompromisų, tai primami labiau racionalūs sprendimai. Iš tikrųjų, fasadas yra pastato oda. Oda ir iš tikrųjų ne tiek perkeltinė prasme, bet ir tiesioginė. Kadangi pirmieji namai, ypatingai, matom, Jurtą, arba Romėnų legiono odinės palapinės, jos iš tikrųjų buvo dengtas oda. Tai kas yra oda? Oda tai yra danga, kuris saugo pastatą, vidinės pastato dalis nuo išorinių veiksnių. Tai jinai turi būti tvirta, atspari poveikiams ir tai yra dabar ypatingai nagrinėjama tema architektūros leidiniuose ir tendencija vadinama yra skin architecture. Taigi, fasadas tai yra architekto priemonė įgyvendinti savo idėjas ir sukurti kuo unikalesnį pastatą. Tai yra naudojamas skirtingos medžiagos, tai ir standartinės, ir nestandartinės, arba kombinacija standartinių ir nestandartinių medžiagų. Tai gali būti stiklas, gali būti betonas, gali būti metalas. Kaip ir prieš tai minėjo kolegos, kalbėjo, kad fasadai tobulėja, sudėtingėja, atsiranda vis inovacijų, naujovių ir jų gamyba persikelia į gamyklas, o statybų vietose yra atliekami tik tais montavimo darbai. Taip, tai kągi mes siūlome? Pirma, mes siūlome greitį. Mūsų plokštės vadinamas 2 viename. Tai kodėl? Dėl to, kad tai yra apšildymo plokštė ir kartu yra ir fasado dalis. Vadinasi, yra sutaupoma apšildymo procesas, tinkavimo procesas, armavimo procesas, dažymo procesas. Tai iš tikrųjų yra daugiau negu 2 viename, tai yra net 3 viename. Toliau, ekonominių požiūrių produktas yra tarp dekoro ir klinkerio. Bet iš tikrųjų mes siūlome estetiką, siūlome grožį, apie kurį palikdamas intrigą papasakosiu truputėlį vėliau. Taigi dabar pereikim prie techninių dalykų. Tai dydis. Tai standartinis dydis yra 1000 mm x 500, tai yra pats didžiausias, kurį šiuo metu galime pasiūlyti, bet galime pasiūlyti bet kurį į mažesnę pusę. Tai gali būti 300 mm x 300 mm, 250 mm x 1000, tai problemos šitame produkte nėra. Toliau, einant į storį, apšildymo sluoksnio storį, jis gali svyruoti nuo 5 cm iki 30. Montavimo kryptis tiek vertikali, tiek horizontali. Taigi, įdomus niuansas, kad dydžius galime derinti tarpusavį įvairius. Galime naudoti 500 ant 500 kartu su 50 ant 1000, 300 ant 300 su kitokio dydžiu, ar vertikaliom, horizontaliom tvirtinimo konstrukcijom. Tai šitoj vietoje yra dar didesnė laisvė, kuriant išorinį fasadą. Taip pat produktas turi nacionalinį techninį vertinimą, tai yra paskirtis nauja statyba ir renovacija ir aukštingumas iki 40 metrų. Iš tikrųjų yra daug atlikta tyrimų ir bandymų, kuriuos visus galite pamatyti mūsų internetinėje puslapyje, skiltyje dokumentai. Ten yra sukelti visa pagrindinė informacija, kuri artimiausiu metu turėtų atsinaujinti. Taip, dažnai statybų metu ir po statybų gali atsitikti, kad plokštė gali būti pažeista. Tai ją iš tikrųjų pakeisti labai lengva. Yra išimamas sena plokštė, išpjaunama, į jos vietos įstatoma nauja ir darbas yra baigtas. Bet noriu paminėti tokį dalyką, kad
Kas bus, jeigu mes sudaužysime plokštę? Iš tikrųjų atrodo, kad neturėtų viskas nukristi, nubirėti. Ne, visos sudužusios skeveldros lieka prikibusios prie apšildymo plokštės ir tos segmentus atlupti iš tikrųjų irgi nėra lengva. Bandžiau savo jėgom ir iš tikrųjų nepavyksta nuplėšti dangos. Tai iš tikrųjų produktas yra saugus naudoti aukštyje. Ir kitas privalumas yra, kad galime naudoti bet kokiamis klimato sąlygomis. Tai yra žiemą, vasarą. Nustojau veikti. Tai va. Gal ne ten vėluoja. Taigi, va. Taip, galime pasiūlyti įvairią tekstūrų gamą, įvairią spalvų gamą. Tai gali būti lygi akmens, gali būti plytų imitacija, grublėta, įvairios geometrinės struktūros, tiek griežtos, tiek abstrakčios, tiek akmens imitacijų įvairovė. Tai yra viskas fantazijos vaiks, netgi gali būti mediena. Dažų spalva gali būti natūrali, arba naudojama pigmentų, arba dažoma. Tai grįžtant prie klausimo, kodėl Marilyn Monroe? Dėl to, kad mes galim pagaminti plokštę su Marilyn Monroe atvaizdu. Iš tikrųjų, tai. Kodėl namas gali būti auksinis? Mes galim panaudoti metalizuotus dažus ir padengti plokštę metaliniu sluoksniu. Taigi, turime dar kitą įdomų projektą, vadinamą B kvadratu. Tai iš tikrųjų yra, prie kurio įgyvendinimo prisidėjo garsus architektas ir dizaineris Juozas Statkevičius. Tai projektas, kur menas, technologijos ir dizainas susivienijo viename. Tai matome, kaip fasados suformuotos iš plokščių, kuriuose yra lapeliai, kurie susijungia į vientisą vijoklį. Ir tai sukelia vientisumą vaizdą ir priderina prie, sakant, pastatą prie įsupančios gamtos. Taigi, ką mes dar siūlome, tai mes siūlome greičiau, pigiau, estetiškiau. Tai dėl iškilusių klausimų galite susiekti su manim, arba su mūsų pardavimo atstovė, arba galite paklausti dabar. Dėkui.